Sveiki, šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie tai, kaip didelės apimties failą pasiųsti kitam adresatui. Tam galime panaudoti Google programėlę Gmail, tai elektroninio pašto programa. Na ir pasiuntimas didelės apimties failo vyksta taip pat kaip ir paprasto laiško siuntimas, tik yra keletas niuansų. Tai pirmiausiai spaudžiame sukurti, parašome, kam siunčiamas laiškas. Aš rašysiu savo į kitą savo asmeninį paštą. Na ir parašau didelis failas, tai suprasim, kad tai didelės apimties failą. Siunčiu failą. Ir dabar pridėsime patį failą. Spaudžiu failo pridėjimo mygtuką, na ir pasirenku iš savo kompiuterį esančio aplanko tą didelės apimties failą. Matome, kad jis yra daugiau kaip 28 megabaitai, tai vat būtent šitą failą ir pridėsiu. Kada bandau pridėti failą, yra pranešimas, kad jis yra didesnis nei 25 megabaitai, na ir jis pirmiausiai bus įsiųstas, pranešimas, kad jis įsiųstas bus kaip Google disko nuoroda. Todėl pirmiausiai tas failas yra įkeliamas į mano Google programėlę diskas ir tada bus suformuota nuoroda ir ta nuoroda atsiras laiške. Tai va taip ir yra, atsiranda disko nuoroda ir dabar aš jau galėčiau šį laišką siųsti ir tas žmogus, kuris gaus laišką, gaus nuorodą, ant kurios paspaudęs galės atverti failą. Dabar ką žmogus galės daryti su tuo failu, kurį mes siunčiame. Tai jis gali peržiūrėti, jis gali komentuoti ir jis gali būti redaktoriumi, ta prasme jis gali kartu su jumis kurti tą patį failą. Tai va čia dar viena situacija, kada mes galime nusiųstą failą su tuo asmeniu kurti kartu. Bet šiuo atveju aš leisiu žmogui tik tai peržiūrėti failą, todėl palieku gali peržiūrėti. Ir spaudžiu mygtuką siųsti. Na ir dabar, kadangi mano asmeninis paštas nėra šios organizacijos paštas, tai dar kartą klausiu, ar tikrai mes norime nusiųsti, ar tai yra saugu ir kad mes tą dokumentą siunčiame ne savo bendruomenės asmeniui. Tai spaudžiu vis tiek bendrinti ir laiškas nukeliauja tam asmeniui, šiuo atveju man pačiam, tik į kitą pašto dėžutę, bet jeigu siūstume kitam žmogui, tai jis nukeliautų kitam žmogui. Na ir dabar eisiu į kitą savo pašto dėžutę ir kitoje pašto dėžutėje aš jau matau, kad atkeliavo laiškas su laiško tekstu siunčiu failą. Na ir matau, kad tame laiške yra būtent prikabintas šitas dokumentas, kurį aš siunčiau. Tai va taip paprastai aš galiu matyti didelės apimties dokumentą, kurį gaunu iš asmens, kuris siuntė panaudodamas pašto Gmail elektroninio pašto programą. Tai tiek trumpai šį kartą.